Lukšiuose yra stebuklinga vieta, kur galima vadinti varlių karalystę. Joje šeimininkauja Reda Pečiulienė Šilingė, kuri yra, tikra varlių karalienė. Dabar mes svečiuojam antrame varlių namelyje. Čia jau yra, kiek Reda, 6000? 6440 šiai dienai. Žinoma, čia dar ne visos surašytos. O rytoj jau bus daugiau. Taip, tikriausiai ir ne. Kai prisėsiu prie kompiuterio bus daugiau, dabar dar juodraščiuose yra. Taip, papasakokit, antras namelis labai gražus ir prabangus. Ir čia jau iš tikrųjų sudėtos prabangios, ir aišku, brangios varlių kolekcijos. Reda, kaip jos pas jūs atkeliauja ir kuo čia galite, ir pati džiaugtis ir kitiem parodyti. Iš tikrųjų, šitam namelį tai gyvena varlės tokios, kurių parduotuvėse nenupirksi. Tai yra antikvaras, porcelianas, menininkų dirbiniai, paauksuotos visokios varlytės. Na, žodžiu, dabartinė kryptis, ko aš ieškau kokių varlių, tai būtent va iš šito namelio. Kad surinkti kolekciją pilną, kad papildyti. Žodžiu, svajonių daug, idėjų daug, tik nežinia kaip jas įgyvendinti. Bet tikrai yra išskirtinių varlių, kad ir šitoj vitrinoj tai yra ir papuošalų dėžutės. Ir, pavyzdžiui, čia atsuksiu tokį gražų varlių, tai jisai vadinasi Italijos princas Tomas. Šitas su žinoma, su karūna, va čia geriau matosi. O šalia šitos varlės, jau čia su auksu ir platina dekoruotos varlės, Rinkonada kolekcija, japonų gobeleninės varlės papuošalų dėžutės. Lenoks porcelianas šitoj lentynoj. Ir vieną turiu lietuviško Jiesios porceliano varlė, štai šita, irgi paauksuota. Netgi labai graži. Varlė, tikrai labai graži. Jo. Na tai čia tam namelį tai yra ir iš sagų padarytas paveikslas, va. Ir senoviniai ženkliukai, kalėdinė eglutė žaisliukai ir pati varlė karalienė jų tarpe. Varlės siuvėjos gyvenimas, va kaip atvaizduotas. Visas gyvenimas paveiksle. Visas gyvenimas. Dvaro liokajus. Dvaro liokajus, va. O šitoj vitrinai kiek yra? Viršui tai Svarovskio kristalai, pasidabruotos varlės ir vėl kalėdiniai žaisliukai. Paauksuotos varlytės, žodis meilė. Kai nepasakau, kad čia žodis nelabai lankytojai ir mato, o kai pasakai, jau tada pamato, kad čia raidės yra. Taip, tikrai. Stiklas, krištolas, pati mažiausia kolekcijos varlė. Oi. O čia yra sidabrinis pakabutis. Čia, žinoma, irgi labai nustemba žmonės, kai pasakau, kad yra tikros varlių iškamšos. Šitos atkeliavo iš Pietų Amerikos, o šita yra afrikinė varlė. Tikros iškamšos. Tikros iškamšos, taip. Čia yra iš medžio auglio varlės, va. Išdžiovinta varlės skraiduolė. Oi, net nepasiekiau. Šičia išgalvotų varlių kolekcija porcelianinės varlės, tai čia kelis galiu paminėti, kas jų tarpe yra. Supažindinkite su šitą. Elvis Preslis, Bob Marley, afrikietė, princas varlė, laisvės statula, balerina ir Trumpas. Taip, dabar labai aktualu. Taip. Čia vėl kalėdiniai žaisliukai eina. Pats seniausias eksponatas. Tai yra 1857 metais nupieštas paveikslas. Čia pavaizduota prancūzė prieš britų liūtą. Na, įspūdinga, mano labai džiaugiuosi varlių kamelotų kolekcijai. Kas yra kamelotai? Kamelotai taip vadinasi kolekcija, bet čia yra pavaizduota karalius Artūras ir visa svita, kas jį supo. Ir jo svita. Jo, štai pats karalius Artūras, čia jo karalienė. Na ir visi aplinkui. Ir 3D spausdintuvų naujausios technologijos varlės, čia po stiklu ir va šita varlė. Visos gautos dovanų nuo lankytojų. O Reda, pati varlės perkate? Taip, tai pagrindas. Kažkokias išskirtinės? Taip, išskirtinės varlės ir žinoma, aukcionuose katros yra. O jau kai būna senturgiai, kai būna laiko ratų turgus Kaune, tai jau niekas manęs nesulaikys. Jau kai tos 3 dienos būna tie senturgiai, tai visą laiką jau važiuoju pirmą dieną. Tik dėja tų varlių jau nebėra. Ir iš tikrųjų nėra, nežinau, kur tos varlės dingo, po karantino jos kažkur tai dingo. Gal labai daug varlių rinkėjų yra, jūs tiesiog užkrėtė to virusu? Iš tikrųjų, taip, čia jau toks kaip virusas gavosi. Kodėl varlė yra išskirtinis gyvūnas jums? Gal ir ne tik? Man tai meilė varlėm nuo vaikystės. Aš myliu tą gyvūną, aš saugau jį už tai, kad varlės nyksta.
O kiti gal renka todėl, kad ta varlė yra turto nešėja. Turto nešė. Taip. Reda, aš piniginėje nešiojosi jūsų padovanotą varlytę. Aš Nežinau, ar kaip turtinga. Bet man atrodo, monetos tai tikrai nesibaigia piniginiai, kaip ta varlytė Monetos yra. tikrai. Taip. O čia štai yra padidinimo stiklai ir peiliukas atplėšti laiškam. Labai retas dalykas, kai dabar gaunam popierinius laiškus. Jau nebelegaunam. O jūs gaunat? Taip, aš turiu visą papkę jo pridėtų laiškų. Vienas iš mūsų narių, 78 metų žmogus, rašo man laiškus, rašo sveikinimus, ranka piešia, tai tikrai jau net ir lankytojams rodo, koks išskirtinis dalykas dabar yra. Kanceliarija, pavyzdžiui, čia sudėta. Tai čia vaikai labai mėgsta prie šitos vitrinos. Retas dalykas matrioškos varlės. Nu tikrai, kad retas. Jo. Nemadingas, sakyčiau dabar, ar ne? Jo. Mhm. Na, o čia tai irgi yra italų menininko sukurta kolekcija, pavardės neprisimenu sunkiai, o čia porcelianinės iš įvairiausių pasaulio šalių. Ten arbatinukų dalis, kas į arbatinę netelpa, tai čia dar yra likę. Bet čia visur prigulė, prisodinta, prišokavę varlių pas jūs. Nu, šokuoja. Kažkaip atrodo, kad daugiau negu 6,5 tūkstančių. Ir įsivaizduoju, čia, kad dar ne viską matot. Tai čia tik vienas namelis, o kiek jų varlių gyvena lauke. Čia sukavota dar. O turite, savo, čia didelė ir gražiai teritorijai, jūs turite tikrų, gyvų, kvaksinčių varlių. Kaip varlių namelis, be gyvų varlių, žinoma, turiu baseine. Ir kas įdomiausia, vaikai atvažiavę ekskursijos, tai visų pirma bėga pažiūrėti tų gyvų varlių, skaičiuoja, kiek yra jų, kur jos yra, kur įsislapščiusios. Taip, tikrai yra. Aha. Dabar prieikim prie šitos lentynos ir čia jau yra labai svarbus turbūt jums diplomas. Ai, čia yra antrasis rekordas. Antrasis. Taip, apie būdų pasakykit. Pirmas rekordas buvo įregistruotas 2018 metais, tai tada kolekcijoje buvo 4500 varlių. Tada buvo atliktas pats didžiausias darbas, kai buvo įregistruotas pirmas rekordas. Tai visą savaitę vyko skaičiavimas. Reikėjo susirašyti, susiregistruoti. Dabar tai man yra zuikio dainos. Atsiverčiu internetą ir matau, kur man prirašyti varlę, kur skaičių pataisyti ir kolekciją suskaičiuoti. O tada viską ant popieriaus rašėt? O tada viską rašiau ir reikėjo sukelti internetą. Tai va, tai čia jau yra antras rekordas ir jau šitam rekorde 5300 varlyčių, nes tais metais buvo išleista dar 4 Lietuvos rekordų knyga. Labai graži knyga, jinai pirmutinė pasaulyje tokia rekordų knyga, kuri yra su spalvotom nuotraukom. Na ir toje rekordų knygoje yra ir varlių namelis. Taip. Štai. Šitose rekorduose, kaip didžiausia kolekcijos varlė yra paminėta, tai mano rankų darbo varlė, kuri pasitinka jūs atvažiuojančius, stovi sode ant kalnelio, tai balta cementinė varlė, kuri yra tikrai pati didžiausia ir sunkiausia kolekcijos varlė. Tai kiek metų jūs renkate varles? 18 metų, labai man lengva prisiminti už tai, kad prasidėjo su mano sūnaus pagranduko gimimu. Taip. O jis jau šįmet baigė 12 klasių ir rugsėjo 16 išeina į armiją. Į kariuomenę, tiksliau sakyti reikia. Taip, į Lietuvos kariuomenę tarnavote, ar ne? Į Lietuvos kariuomenę, o paskui jos tos mokintis. Tai va su jo gimimu pradėjo varlę šokuoti. O kokia pati mylimiausia jūsų varlė, kurią visiems norite parodyti? Iš tikrųjų, tai mylimiausia buvo pirmame namelėje, tai varlės jaunavedžiai, nes jų istorija tokia, kad su vyru nugyvenę daug metų sugalvojom bažnytinę santuoką įregistruoti. Po mūsų vestuvių netikėtai atvažiuoja iš Mažeikių moteris ir atveža padovanot varlių, o jų tarpe jaunavedžiai. Toks sutapimas gyvenimu. Antroje vietoje, kur jūs darėt nuotrauką, tai varlės lėlės, kur esu pavaizduota aš kaip ūkininkė ir kaip varlių karalienė. Būtinai įdėsime ir nuotrauką. Tai va, tai šitas yra antroje vietoje, nes tikrai istorijos irgi gražios ir varlės karalienės istorija, ta, kaip per 50-mečio jubiliejų mano draugė viena su savo skaitovų grupe vaidino pasaką, tos pasakos metu pasodino mane ant kėdės, uždėjo karūną savo rankų darbo, užrišo juostą Redai varlių karalieniai. Vat iš ten ir atsirado būtent nuo šito jubiliejaus varlės karalienės antvardė, kaip sakant, Reda varlių karalienė. Reda varlių karalienė. Tai va, tas gyvenimas virsta į pasaką trumpam, kuri yra labai graži, spalvota, žalia, kuri suteikia jėgų, energijos ir noro daryti tai, ką darai.
su užsidegimu, norisi tuo džiaugsmu pasidalinti ir su kitais, tai čia gyvenimas, o ne pasaka. Bet kiekvieną dieną turbūt atvažiuoja į tą pasaką lankytojų, kurie nori pamatyti, išgirsti ir išsivežti iš čia įspūdį. Koks tas įspūdis dažniausiai būna? Na, aš kai žiemą parsinešus lankytojų knygą paskaitau atsiliepimus, tai kartais ir verkt norisi, kiek žmonės išlieja širdį, kaip jiem yra reikalingi tokie dalykai. Tikrai atsiliepimai yra patys gražiausi. Ir kai tu pasakoji ekskursijai apie tą varlių namelį ir kai žmonės išvažiuodami tau ploja, sustoja, tai čia yra didžiausia padėka, tai tikrai žmonėms šito reikia. Ir jiem tikriausiai patinka ne ta varlių gausybė, bet jie labai nori pabendrauti su manim, su ta kvaištelėjusia moterim, kuri myli varles, kuri dėl varlių šitiek padariusi. Ir tikriausiai tas paprastumas toksai ir sodo paprastumas labai traukia žmonės. Nes po ekskursijos būna ypatingai šeimos, kai atvažiuoja ir jie sako, ar mes galim dar čia pabūti, ar galim kur nors pasėdėti, nu tokioj natūralioj, paprastoj aplinkoj pabūti. Taip, eikim mes dabar į tą aplinką, nes tikrai čia labai viskas gražu ir aišku yra lankytojų, nes nu be kaip be jų. Taip, šiais metais sumažėjo lankytojų, nežinau, bet po karantinų tai buvo parduotos vasaros tiesiog. Niekur jau su vyru neišvažiuodavom, nes į dieną būdavo tų ekskursijų, ne po vieną išleidžia, kiti atvažiuoja. O gėlės čia aplinkui, tai aš labai džiaugiuosi, kad dalis gėlių yra iš mano mamos darželių dar, iš Šilalės parvežta. Ir čia tas paprastumas toksai, tas gėlių chaosas toksai, kai įvairiausias gėlės, tai man ir patinka. Aš manau, kad man prie varlių ir netiktų ten tas toksai šiuolaikiškas modernizmas. Man patinka paprastumas ir chaosas. Ir visur daug varlių. Ir visur daug varlių, taip. Ačiū, Reda, jums labai.